Ir jau 8 mėnesį iš eilės vykdau investicinį projektą su ChatGPT. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvieną mielą mėnesį, maždaug apie 11 dieną, šiandien tai darau anksčiau, 8 dieną, persivedu į Trading 212 sąskaitą 50 eurų ir su ChatGPT esam sutarę, kad investuosim į tokias akcijas, kurios potencialiai gali tapti raketomis. Tai yra pakilti ne 100%, ne 200, bet kartais. Tai yra ten 5 kartus, 6 ir 10 kartų. Šitą projektą aš vykdau labai paprastai. Jam paklausiu ChatGPT, į ką man investuoti. Esam sutarę, kad kiekvieną mėnesį investuosim į 3-4 naujas pozicijas, arba nebūtinai naujas. Gali būti, kad jei kažkas nukrito, arba labai pabrango, kad jau galima fiksuoti pelną, parduosim ir už tos pinigus pirksim kažką tai kitką. Kaip atrodo projektas šiandien? Tai yra po 8 mėnesių. Šiandien projekto vertė yra $514, dabar tuo metu, kai filmuojam. Ir tai reiškia, kad nerealizuotas pelnas yra $107.27. Ir tai sudaro 26%. Tai per 8 mėnesius, manau, tikrai neblogai. Sekasi mūsų dirbtiniam intelektui. Kas yra vedančios pozicijos? Pati geriausia pozicija tai yra APLD tikeris, tai yra kompanija Applet Digital Corporation. Ne visom aš kompanijom netgi pasidomiu, kuom jos užsiima. Tiesiog, kadangi projektas yra toks, kad dirbtinis intelektas priema sprendimus, aš tik vykdau. Tai šita kompanija turi 165% pliuso, tai jau 2x kartu. Antra kompanija Kitos, irgi virš 100% pliuso. Ir kas yra patys tie outsideriai vadinami, tai MNTS Momentus kompanija skrendantį į kosmosą ir AIFF neuromokslo kompanija. Į jas yra investuota labai mažai, bet jos labai yra nukritusios. MNTS yra nukritusi 40%, o paskutinė kompanija net 80%. Beje, buvau ir padaręs papildomą video, kad MNTS kompanijos akcija krito visai žemai, jie netgi darė reversę splitą, kad nebūtų panaikinti iš Nasdaq biržos. Tai po to splito kompanija šiek tiek atkilo, bet šiandien, kaip matote, jinai vėl krenta. Ir kaip ir pasakojau praeitame video, kad jau jinai yra pliusinė, nes ją vos tik nupirkus, jinai pakilo 100% ir pusė jos pardavėm. Tai čia dabar yra tiesiog arba bus laimingas bilietas, arba ne. Galbūt virsi nulį, o galbūt ir pakils ir kažkiek tai laimėsim. Taigi šiandien visą tą sąrašą, kurie susivedęs Exceliui, padaviau dirbtiniam intelektui. Pasakiau, kad jau atėjo ta diena, kad jis turi praanalizuoti rinką ir sakyti, ką darysim toliau. Jis viską praanalizavęs, prirašė, kad viskas kaip ir yra gerai, visos akcijos rizikingos, bet priėmė sprendimą, kad šiandien mes nieko neparduosim. Jis irgi mačiau kažkur, kaip skaičiau, yra parašęs, kad būtent su ta MNTS akcija Momentus, kad jinai tiesiog jau yra loterija, tai ją palikim. Tai galų galiai jis priėmė sprendimą, kad mes pirksim naujas 4 akcijas, bet nieko naujo nebus, tiesiog papildysim esamų pozicijų. Tai galutiniam rezultate, ką mes darysim, tai už kokias sumas jis parašė pirksim. Tai pirmą pirksim Rocket Lab akcijos už 15 eurų. Tai mes tą ir padarykime. Rocket Lab kompanijos akcija, kuri šiandien kainuoja $83, perkam už 15 eurų. Viską Trading 212 platformoje tikrai viskas labai paprasta. Rašom 15, pavedimo peržiūrą ir siūsti pavedimą pirkti. Ir iš karto net palaukti nereikėjo, įsigijom akcijų už 15 eurų. Sekantis mes turim nusipirkti AST Space Mobile, taip pat už 15 eurų. Čia aš esu atsidaręs savo raketo portfelį, tai bandau ieškoti akcijų sąraše, bet sunku atrasti, įsivesiu į paiešką. ASTS, tikeris tos akcijos, Space Mobile, daroma pirkimą, taip pat įrašom, kad perkame už 15 eurų. Ir pavedimo peržiūra. Siūsti pavedimą pirkti.
Ir taip pat, kadangi birža dirba, iš karto be jokio uždelsimo nupirkta ir šios akcijos. Sekanti akcija, kurią siūlo dirbtinis intelektas pirkti, yra IONQ. Čia yra kvantinių kompiuterių kompanija. Ją iškart matau sąrašą, tai nereikia vesti į paiešką. Darome pirkti. Šitos kompanijos pirksime už 10 eurų. Pasiunčiam pavedimą. Žiūrim ir taip pat dirbant biržą iš karto be jokio uždelsimo nupirkta akcijos. Ir paskutinė kompanija, kurią pirksim, tai yra Virtra. O, jinai kokia pigi. Akcija tik $4.48. Taigi bandom nupirkti kompanijas Virtra akcijas už 10 eurų, bet pas mane sąskaitoje, kadangi ir buvo pervesta laisvų pinigų 50 eurų, nuo 2,20 € paraudonuoja. Kodėl taip atsitiko? Aš pasiaiškinau, pasirodo, aš pirkdamas padariau klaidą. Pasižiūrėkime istoriją, ko aš prisipirkau, tai praeitis. Šiandien ASTS Space Mobilio akcijos aš vietoj 15 eurų nusipirkau už 23 eurus. Kada leidau pelę žemyn, netyčia praskrūlinau ir vietoj 15 eurų pasidarė 23 eurai. Perkame už 15 eurų ir pavedimo peržiūra. Na, bet nieko tokio, būsiu nusipirkęs daugiau šitos kompanijos, gal kaip tik jinai ir šaus kaip geresnė raketa. Po video padarimo prisipažinsiu apie savo klaidą dirbtiniam intelektui ir į Excelį susivesiu reikiamus duomenis. Taigi, ir dar vienas mėnuo, tai 8 mėnuo, kada mes visai sėkmingai, aš manau, investuojam su dirbtinio intelekto pagalba. Jeigu jums patinka tas turinys, spauskite like, subscribe ir kitą mėnesį vėl gausite video, kaip investuosime 9 mėnesį. O nebent kas nors atsitiktų, kažkuri kompanija smarkiai šautų arba kažkas smarkiai nukristų, aš toj pat klausiu dirbtinio intelekto, ką daryti. Ir jeigu bus kažkokių tai įvykių, aš būtinai padarysiu video. Ir beje, turiu dar vieną naujieną. Atsirado naujas YouTube kanalas Ateities eurai, kuriuo aš labai didžiuojuosi, nes mano 12-metis sūnus pagaliau pradėjo kurti YouTube kanalą ir dalintis su vaikais ir suaugusiais, kaip jis jau būdamas 12 metų investuoja ir kuria savo portfelį ateičiai. Nuorodą į šitą kanalą rasite video aprašyme, taigi kviečiu prenumeruoti mano kanalą ir mano sūnaus kanalą. Iki susitikimo kitose video.